Treneris, sveikinimai su pergale, tai jūsų emocijos, jūsų įžvalgos. Tai ką, emocijos pačios geriausios, kaip gali būti kitaip po pergalės, ypač prie savų žiūrovų. Šiandien žaidėjų paprašiau vieno, nes dviejų dalykų dar nebuvo šiame sezone, tai pergalės namuose, kada aš stoviu prie linijos, nes su Panevėžiu dėja man neteko to džiaugsmo patirti. Ir kad Banga nei karto nepralaimėjo išvykų, tai paprašiau vaikinų, kad gali tas žaidimas būti ir negražus, bet atiduokit viską, kad šitie du dalykai pasikeistų. Tai pirmam kėlinį tikrai žaidimas nebuvo 40 minučių toks, kokio norim, kokį galėtumėm bent minimaliai pademonstruoti, paskutinės 5, o antram kėlinį faktas toksai buvo labai banguota, tai lyg geriau mes, lyg geriau Banga. Tikrai labai smagu dėl kolegos, kokį jisai darbą atlikė su šia komanda, kokį šuolį kiekvienais metais dėda, kokį žingsnį, tai smagu dėl to, o dar smagiau dėl mano mylimų vaikinų. Afigienį. Dar kiek jaunimų? 5 jaunesni žaidėjai negu jų jauniausias. Tai čia žingsnis malačiai. Tegul tik kabinasi ir valgo iš to duoną. Ir sakau, labai laimingas dėl absoliučiai visų. Smagu, gaila aišku Živanovičiaus biškį veidas. Krauju pasidabino, bet visumoje. Ta 6 Marijampoliečiai, tai super. Čia yra pagyra visiems vaikinam, visam štabui, visai administracijai, kurie tiki mumis, visiems fanam, kurie tiki mumis ir prie to pačio akademijos visam personalui. Ta prasme, jeigu nedarytų irgi tokį didelį darbą, kokį jie atlieka, aš neturėčiau kaip tą jaunimą leisti. Tai sakau, čia absoliučiai, šita pergalė yra parodymas, kokia didelė organizacija, koks didelis žmonių kiekis yra atsakingas už pergalę ir tikiuosi, kad kiekvieną kartą eisim ir dar labiau džiuginsim savo aistruolius. Kiek sunku buvo dėlioti tą startinę vienuolikę šiandien, kai tiek žaidėjų traumuotų, tiek žaidėjų diskvalifikuotų? Tai jūs blogai kalbat, vėlgi, kolega. Tai sunku, kada turi pasirinkimą didelį. Ar kažkaip netaip suprantu. Ne, tai kaip 20 žaidėjų ant suolo, paraiškoje vadinasi, buvo iš ko rinktis. Čia jūs labai kritikuojat, kad nėra iš ko rinktis. Yra, jaunimas išeina, draskosi. Nežinau, tas vaikas, kur debitavo, Kasparas Kriščiūnas, tai jaučiu paskutinį kartą toks laimingas per Kalėdas buvo. Kaip dovanų ne anglių gavo, bet šiaip tai sakau, ką žinau, kaifuoju, tiesiog kaifuoju. Gerai, negraži pergalė, gali ten kritikuoti, laimėjom ir ką. Su laikinais nuostoliais, su jaunimu didelė užsidegimu laimėjom ir viskas. Smagu dėl šito. Baudinį paskyrė teisėjas po VAR peržiūros. Neklausiu, ar buvo ar nebuvo baudinys, paklausiu, ar norėtumėt, kad prieš jūs tokį baudinį skirtų. Gerai, kada atėjo Valdas Paulauskas ir dar sako galva į galvą, abejotina. Bet kada pamačiau Živanovičiaus veidą, tai apie ką mes kalbam, ta prasme, visas veidas šitą vietą prakirs, tai nežinau, kurią vietą turi kirst, kad prakirst. Tai kada pamačiau Živanovičiaus veidą, tai kažkaip abejonių nelabai kilo. Iki tol taip buvo abejonių, o tai jeigu su varai, su viskuo paskiriama, tai kad ir į mano vartus, tai pendelis yra pendelis, teisėjai dirba savo darbą, jei jie taip nusprendžia, tai jie neis man kritikuoti manęs, kokią aš starto 11-uką, ne, jie atlieka savo darbą, jie supranta tikrai žymiai geriau negu aš. Aš dar tų taisyklių neįsivaizduoju, žinau, tik Šarūnas Tamulinas išmokė, kad 18 jų yra, o daugiau aš jau jų darbas, neinu į jų daržą.
Ir pabaigai toks dar vienas malonus dalykas, Dariušas Stankevičius grįžo į rikiuotę, jau buvo ir ant atsarginių žaidėjų suolo ir žengė į aikštę, tai kiek smagu, kad ta jo, sakykime, netektis neužtruko taip ilgai. Man nerealiai smagu. Aš garantuoju, kad mano daktarai taip negalvoja, jie labai net ausys užkaito, ką jie galvojo, mąstė apie mane, kaip aš šitą nesąmonę dariau, bet reikėjo, bet sakau, vėl ir jis smagu, kaip jis laukė šito momento, kaip jis dirbo, kad jūs matytos, kaip jis dirbo kiekvieną dieną, kad taip paankstintų šitą sugrįžimą. Nu, čia. Va su tokiu jaunimu tai yra kaifas dirbti. Ką jie daro, žvėrys. Trenerį antra nesėkmė iš eilės Top Sporto lygoje, paskutiniam rungtynių akimirkom po 11 metrų baudinio, po VAR peržiūros, tai jūsų mintis? Aš labai džiaugiuosi už komandą žaidimų šiandien, aš manau, kad mes kontrolavom žaidimų ir mes buvom geriausia komanda aikštė šiandien. Ir aš manau, to labai atspindi žaidimų, turėjau problemų sukurti momentus ir sukurti atakas. Mes labai gerai gynėmės, mes sukūrėm momentus, sukūrėm atakas. Kartais net per daug norėjom tos 1-2 lietimų žaisti vidury baudą aikštę varžovų, kur gal jau galėjo ieškoti smūgį. Turėjom geras progas įmušti. Nepavyko, futbolai yra įvartis. Aš manau, kad jūs kalbėjote apie penaltį, tai aišku, kad teisėjavimas, mano nuomone, buvo geras. Aš nenoriu kalbėti apie to momentų, nežinodamas, labai gerai tos taisyklos, aš manau, yra žmonių. Aišku, iš mūsų pusės tai yra, mūsų rūbinė dabar tikrai pikta, yra, todėl paskutinės minutės tokia baudinį gauti vis tiek sunku, klausimai yra paprasta, yra ne Živanovič kažkaip šokį to kamuolį ir kaip mūsų žaidėjas tada šokti, aišku. Suprantame, kad to ranka buvo aukštai, bet mes visi žinom, kad jeigu tu nori šokti aukštai, tai tu nešok su rankas apačioj. Tai. Ir mes iškovojom to kamuolį. Živanovič net atrodo, kad jis pats jau į alkūną, jis net į kamuolį neturėjo jokių šansą. Pakankamai aukštai Karlus buvo negu Živanovič, tai automatiškai Živanovič gal yra prie alkūnų Karlus, tai ar čia jau baudinį. Nu, yra daug klaustukų, kur tikrai ne mes galim spręsti, ar jau yra ar ne. Teisėjas taip nusprendė, pradžio nedavo, po to jau žiūrėjo ir davo. Turėjom dar vieną progą gal rungtynių, kur galėjom įmušti įvartį ir išlyginti rezultatų. Mūsų gal rungtynės yra stiprus. Gaila, kad nepavyko, tikrai gaila, todėl manau, kad šiandien buvom geriausia komanda ir nevertam to pralaimėjom, kaip tik vertam tos 3 taškus. Treneri, ko galbūt pritrūko toj paskutiniai fazėje, kad tas įvartis vis tik kristų į Sūduvos vartus? Manau, šiek tiek pavėlavom tiek prie baudą aikštę bėgimai, kai sugebėdavom eiti iki paskutinę 3 zoną. Ir aišku, to paskutinę arba paso, arba net to smūgį. Mes žaidėm senelį, buvo laisvas žmogus ir ar neduodam, arba po to norėjom dar vieną senelį ir gal jau galėjom pamušti. Gal tos smūgis nebuvo toks geras. Ir aišku, įvartį mušti. Reikia atsiminti, Paulauskas turėjo puikiai progą, per kampynus, aš nežinau, kiek progos ten turėjom per kampynai, per standartai. Ir nebuvo mažai. Tai tik drūsa, kad kamuolį į vidurį vartus kristų. Tai yra kaip yra. Treneri, pozityvo vienas dalykas, Valdas Paulauskas į nacionalinę rinktinę iškviestas, tai kiek jums smagu yra už šį žaidėją? Jūs neįsivaizduojate, kaip mes džiaugiamės kaip komanda, gal aš galiu atiduoti, mes turėjom to dienos susirinkimą analizę, tai galima sakyti, kad mes paplojom ir nebuvo ten mažai laiko. Mes ilgai paplojom Valdų, jis tikrai verta to pakvietimų, už to žaidimų, kur demonstruoja ir už to darbo, kuris daro per treniruotės ir lauką. Aikštė, kur yra labai svarbu būti profesionalus. O iš mano pusės, tai aš tai galiu pasidžiaugti. Kaip sakau, jiems čia buvo pirmas žaidėjas iš Bangos pakviestas, kur neturėjau vardų, jau būtų rinktinė, kur užaugom ir ėjau iki ten. Tai iš tos pusės tik rodo, kad mes gerai dirbam, link gerą kelią einam ir reikia toliau taip dirbti, toliau taip susikaupti. Neleisti tos nesėkmės eiti į mūsų galvą, bet kaip tik motyvuoti mūsų. Mes žinom, kad čempionatą bus sunkus. Nesvarbu, kad pralaimėjom 2 kartus, mes dabar, kiek žinau, mes vidury lentelę vis tiek esam. Ar jeigu krisim į 8 vietą, tai čia ne problema, todėl nuo 4 ar nuo 5 vis tiek visi labai arti yra. Tai čia yra porą rungtynių pralaim, porą rungtynių laim ir viską atvirkščiai sukas. Mūsų tikslų pradžios sezoną neiškris, bet mes tikrai norim būti kuo aukščiau.
ir mes rodysim to žaidimų, kad pabandyti to pasiekti. Ir šiandien to padarom, išvykų rungtynę su Marijampole, sunkus aikštas, kur tribūnai ten fanai tikrai palaiko varžovai. Ir aš manau, kad mes davom labai gerą atsakymą ir tikrai gerai žaidėm, geriau už Sūduvą ir dėl to aš tai galiu pasidžiaugti už tos vyrus, kur aš turiu, todėl šiandien buvo gerai.